Deividas Hawkinsas Paleidimas – atsidavimo ir susitaikymo kelias. Apie autorių. Daktaras Deividas Hawkinsas turi klinikinio psichiatro kvalifikaciją, yra sąmonės ir aukštesniųjų dvasinių būsenų tyrinėtojas, dvasinis mokytojas, knygų autorius ir paskaitininkas. Jo paskaitos bei paskelbti darbai plačiai pripažinti kaip unikalūs savo srityje. Kasdienių įprastų ego proto būsenų pokyčiai puikiai aprašyti trilogijoje Galia ir jėga. Šią knygą gyrė net ir pati motina Teresė. Aš akis 2001 metų ir Aš tikrovė ir subjektyvumas 2003 metų. Trilogija išversta į pagrindinės pasaulio kalbas. Knygos Tiesa prieš melą 2005 metų, Sąmonės lygmenų transcendencija 2006 metų, Dievo radimas 2007 metų ir Tikrovė, dvasingumas ir šiuolaikinis žmogus 2008 metų tęsia pokalbius apie ego ekspresijas ir įgimtų ribojimų peržengimą. Dar prieš minėtą knygų trilogiją, kaip disertaciją daktaro laipsniui gauti, Deividas Hawkinsas paskelbė darbą Kiekybinė ir kokybinė sąmonės analizė ir jos lygmenų kalibravimas 1995 metais, kuris susiejo tariamai nesugretinamas mokslo ir dvasingumo sritis. Tai atlikti padėjo itin svarbi nauja technika, kuri pirmąsyk žmonijos istorijoje leido atskirti tiesą nuo netiesos. Šį tyrimą, nuo kurio viskas ir prasidėjo, palankiai ir išsamiai apžvelgė bei pripažino Brain Mint Bulletin žurnalas, susijęs su naujojo amžiaus judėjimu, o vėliau jis buvo pristatytas tarptautinėje konferencijoje skirtoje sąmonės tyrinėjimo temai. Darbas taip pat buvo pristatytas įvairiose organizacijose, dvasinėse konferencijose, bažnytinėse grupėse tiek Jungtinėse valstijose, tiek ir užsienio šalyse, tarp kurių ir Oksfordo forumas Anglijoje. O tolimuosiuose rytuose daktaras Hawkinsas yra pripažintas nušvitimo kelio mokytojas. Be kitos veiklos, daktaras Hawkinsas įkūrė Sedonos dvasinių tyrinėjimų institutą ir jam vadovauja. Didysis daktaro Hawkinso viso gyvenimo veiklos tikslas yra įvertinti sąmonės evoliuciją ir padėti žmonėms atskleisti savo vidinį dieviškumą, kuris yra gyvybės ir pačios egzistencijos šaltinis. Deivido Hawkinso devizas yra Gloria in excelsis Deo, garbė Dievui aukštybėse. Daktaras Hawkinsas psichiatriją praktikuoja nuo 1952. Jis yra Amerikos psichiatrų asociacijos bei daugelio kitų profesinių organizacijų narys. Jis nekartą dalyvavo populiariuose televizijos laidose. Taip pat jis dažnas mokslinių laidų dalyvis. Daktaras Hawkinsas yra daugybės mokslinių straipsnių, knygų ir įrašų autorius. Drauge su Nobelio premijos laureatu daktaru Linusu Polingu jis parašė įžymiąją knygą Ortomolekulinė psichiatrija. Daktaras Hawkinsas konsultuoja įvairias religinės organizacijas, skaito paskaitas universitetuose. Už didelius nuopelnus žmonijai ir dvasingumui 1995 metais daktaras Hawkinsas buvo įšventintas į Šventojo Jono iš Jeruzalės hospitalierų ordiną. Ordinas įkurtas 1077 metais. Autoriaus komentarai. Nors šioje knygoje dėstomos tiesos buvo patvirtintos moksliniais metodais ir yra objektyvios, kaip ir visos mokslinės tiesos, pirmiausia, jos buvo išgyventos asmeniškai. Visą gyvenimą patiriamos intensyvios sąmonės būsenos savai pakreipė mano pasaulio pažinimo procesą ir to rezultatas galų gale buvo knygos, viena iš kurių jūs dabar laikote savo rankose. Būdamas vos 3 metų, kartą visiškai netikėtai patyriau, kad aš esu. Tai nepaprasta egzistencinė būsena. Iš karto po to aplankė suvokimas, kad mano aš galėjo ir nepradėti egzistuoti. Tai išgąsdino. Staiga pabudau ir išnirau iš užmaršties. Ta akimirka gimė mano asmenybė, atsirado savasis aš,
Mano gyvenimą persmelkė būties ir nebūties dualumas. Vaikystėje ir ankstyvoje paauglystėje egzistencijos paradoksas ir savojo aš, realybės klausimas buvo nuolatinis mano palydovas. Savasis asmeninis aš kartais imdavo slysti atgal į didįjį beasmenį aš ir tai vėl pažadindavo didžiąją ir fundamentaliąją nebūties baimę. 1939 gyvenau kaimo vietovėje Viskonsine ir verčiausi gyventojams pristatinėdamas laikraščius, aptarnavau 17 mylių ruožą ir štai kartą žiemą, tamsų vakarą, mane laukuose užklupo pūga. Oro temperatūra buvo 20 laipsnių šalčio, o aš ant dviračio. Dviratis paslydo ant ledo, laikraščiai iš prie vairo pritvirtinto krepšio pabiro ir juos per sniegą ėmė nešti vėjas. Iš nevilties ir baisaus nuovargio pravirkau. Mano drabužiai buvo sustirę į ledą. Norėdamas bent pasislėpti nuo vėjo, pralaužiau ledinę didelės pusnies plutą ir išsikasęs landą į ją įsirangiau. Greitai nustojau drebėti ir kūną užliejo labai maloni šiluma. O tada aplankė neapsakomas ramybės ir meilės pojūtis. Ši būsena apėmė visą mano sąmonę. Mintis galvoje nutilo, lioviausi jautęs kūną. Protas nutilo, visas mąstymas liovėsi. Aš buvau pati esatis. Viskas, kas buvo ir kas apskritai galėjo būti, už viso laiko ir visų vardų ribų. Šią būseną staiga nutraukė grinai fizinis pojūtis. Kažkas purtė mano kelį. Pakėliau akis ir išvydau sunerimusi tėvo veidą. Grįžti į kūną labai nesinorėjo, bet padariau tai dėl tėvo. Supratau, kaip jis baiminosi dėl mano gyvybės ir tiesiog nenorėjau jo skaudinti. Ir vis dėlto mirties idėja man pasirodė absurdiška. Aš jau žinojau, kad mirties iš tikrųjų nėra. Šios subjektyvios patirties su niekuo neaptariau, nežinojau, kaip būčiau turėjęs apie ją papasakoti, juk priimta manyti, kad tokius dalykus patiria tik šventieji, bet mano gyvenimas pasikeitė. Fizinė tikrovė man pradėjo atrodyti laikina, tradiciniai religiniai mokymai prarado savo reikšmingumą ir aš net keista tapau agnostiku. Lyginant su visą egzistenciją nušvietusią dieviškąją šviesa, tradicinės religijos dievas iš tiesų švietė blankiai. Taip religingumą mano gyvenime pakeitė dvasingumas. Antrojo pasaulinio karo metais tarnavau minų traleryje ir nekartą žvelgiau mirčiai į akis. Tačiau mirties baimės niekiek nejaučiau. Mirtis buvo praradusi savo autentiškumą. Karui pasibaigus, skatinamas didžiulio susidomėjimo proto paslaptimis, įstojau į Kolumbijos universiteto medicinos mokyklą ir pasirinkau psichiatrijos studijas. Vienas iš mano profesorių, kuris vedė psichoanalizės kursą, taip pat buvo agnostikas. Į religiją skeptiškai žvelgėme mes abu. Po studijų mano karjera susiklostė puikiai, mane lydėjo sėkmė. Ir vis dėlto į ramų profesinį gyvenimą aš nepasinėriau. Susirgau progresuojančią mirtiną ligą, kuri nepasidavė jokiam tuo metu prieinamam gydymui. Kai sulaukiau 38, mano būklė jau buvo itin bloga. Neabejojau, kad netrukus mirsiu. Nors kūno likimas man rūpėjo mažai, tačiau sielą kamavo siaubingas sielvartas ir neviltis. Tomis dienomis mano protė švysčiojo mintis. O kas, jeigu Dievas vis dėlto yra? Taigi kreipiausi į jį malda. Jeigu Dievas yra, meldžiu jį dabar man padėti. Aš visiškai atsidaviau bet kokiam Dievui, koks tik būtų galėjęs egzistuoti, ir nugrimzdau į užmarštį. Kai galų gale pabudau, buvo įvykusi tokia transformacija, kad mane apėmė pagarbi baimė. Ankstesnė mano asmenybė daugiau nebeegzistavo. Nebuvo jokio asmeninio aš ar ego, tik tai begalinė esybė, tokios neaprėpiamos galios, kad ji buvo visa, kas egzistuoja. Ši esybė užėmė vietą to, kas anksčiau buvo mano aš. Kūnas ir jo veiksmai pakluso tik begaliniai šios esybės valiai. Pasaulį apšvietė beribės vienovės aiškumas, kuris pasireiškia kaip visų egzistuojančių dalykų grožis ir tobulumas. Gyvenimas ėjo į priekį, bet ši ramybė išliko.
Mano kūnas vykdė visatinės esybės valią. Apie nieką negalvojau. Visa tiesa buvo akivaizdi ir taip. Vis dėlto jaučiau, kad mano fizinė nervų sistema yra gerokai pertempta. Atrodė, kad nervų kanalais teka daugiau energijos, negu jie galėjo atlaikyti. Tačiau produktyviai būti pasaulyje pasidarė labai sunku. Dingo visi įprasti motyvai, o kartu su jais ir baimė bei nerimas. Nenorėjau siekti jokių tikslų, nes ir taip viskas buvo tobula. Garbė, sėkmė, pinigai atrodė beprasmiai dalykai. Draugai ragino mane tęsti klinikinę praktiką, tačiau kurį laiką aš nejaučiau jokių motyvų to imtis. Bet paskui požiūris pasikeitė. Suvokiau, kad sugebu įžvelgti tikrovę, ant kurios stovi asmenybės antstatas. Supratau, jog emocinių susirgimų šaknys yra žmonių įsitikinimai, kad jie yra jų asmenybės. Tai buvo priežastis tęsti ir išplėsti klinikinę praktiką. Aš žinojau, kaip padėti žmonėms. Žmonės pas mane plūdo iš visų JAV kampelių. Vienu metu būdavo gydomi daugiau negu 2000 ambulatorinių pacientų, o tam reikėjo daugiau nei 50 gydytojų ir kitų darbuotojų, 25 kabinetų bei smegenų tyrimo laboratorijų. Kasmet sulaukdavau 1000 naujų pacientų. Be to, kaip jau buvo minėta, dalyvavau įvairiose radijo ir televizijos programuose. 1973 mano klinikinis darbas buvo apibendrintas knygoje Ortomolekulinė psichiatrija. Ją parašiau drauge su daktaru Polingu. Ši knyga bent 10 metų lenkė tuo metu vyravusias naujas mokslo tendencijas ir pasirodžiusi viešumoje sukėlė nemenką sujudimą. Mano nervų sistemos būklė po truputį gerėjo, be to įvyko vienas įdomus dalykas. Ėmiau jausti, kaip stuburo aukštyn į smegenis nuolatos teka nuostabi ir nepaprastai maloni energija. Viskas gyvenime vyko sinchroniškai. Įvykiai rutuliuojasi labai harmoningai, stebuklai tapo mano kasdienybė. Tų stebuklų šaltinis buvo esatis, o ne asmeninis aš. Asmeninis aš tik liudijo tuos stebuklus, tiek iš jo tebuvo likę. Visiems įvykiams vadovavo didysis aš, kur kas platesnis negu mano ankstesnysis aš ar jo mintys. Apie tokias būsenas istorijoje yra pasakoję ir kiti žmonės. Tai paskatino mane imtis tyrinėti įvairius dvasinius mokymus, tarp kurių buvo ir Budos, ir nušvitusių išminčių, ir 8 amžiuje gyvenusio dzenbudizmo mokytojo Huang Po pamokos. Domino ir kiti netokios tolimos praeities mokytojai kaip Ramana Maharšis ir Nisargatata Maharadžas. Pasitvirtino faktas, kad tokios būsenos nėra unikalios. Man tapo visiškai aišku, ką norėjo pasakyti hinduistų šventraščių autoriai. Jų mokymai įgijo prasmę. Kartais patirdavau tokią dvasinę ekstazę, apie kokią pasakojo didis bengalų mistikas Šri Ramakrišna ir kai kurie krikščionių šventieji. Pasaulyje visi ir viskas švytėjo ir buvo nepaprastai gražus. Visos gyvos būtybės spinduliavo ramybę. Man tapo aišku, kad visą žmoniją iš tikrųjų motyvuoja vidinė meilė. Tačiau šį žinojimą ji paprasčiausiai yra praradusi. Dauguma gyvena tarytum miegodami ir nežinodami, kas jie iš tikrųjų yra. Tačiau man gražus buvo visi žmonės ir aš juos visus mylėjau. Meditavau. Iš pradžių po valandą rytais, o paskui ir prieš pietus. Tačiau šias meditacijas teko nutraukti, mat jos tiek sustiprindavo palaimą, jog nebegalėjau funkcionuoti pasaulyje. Pasikartodavo potyris panašus į tą patirtą pusnyje dar vaikystėje. Man kaskart būdavo vis sunkiau palikti tą būseną ir sugrįžti. Viskas spindėjo visišku tobulumu. Kur pasaulis regėjo bjaurumą, man buvo nesibaigiantis grožis. Visa percepcija skendėjo šioje dvasinėje meilėje ir visos ribos tarp čia ir ten, tada ir dabar išnyko. Nebeliko jokios atskirties. Per vidinėje tyloje praleistus metus esaties pojūtis sustiprėjo.
Gyvenimas jau nebebuvo asmeniškas ir mano asmeninė valia nebeegzistavo. Asmeniškas aš tapo begalinės esaties instrumentu. Būdami tos esaties auroje žmonės juto nepaprastą ramybę. Ieškotojai ieško atsakymų, tačiau kadangi tokio asmens kaip Davidas Hawkinsas jau nebebuvo, iš tiesų jie subtiliu būdu gaudavo atsakymus iš savojo tikrojo aš, kuris nebuvo atsietas nuo manojo aš. Iš kiekvieno žmogaus akių spindėjo tas pats tikrasis aš. Vyko paprastų protų nesuvokiami stebuklingi dalykai. Pranyko daugybė ilgus metus organizmą alinusių lėtinių negalavimų. Spontaniškai normalizavosi regėjimas ir aš padėjau į šalį ilgai nešiotus dvižidinių lęšių akinius. Retkarčiais iš mano širdies staiga išsiverždavo nepaprastai palaiminga energija, beribė meilė ir nusklisdavo į kokią nors nelaimingo atsitikimo vietą. Kartą, kai važiavau greitkeliu, pamačiau apvirtusi automobilį. Jo ratai tebesisuko. Mano energija su milžiniška galia tvykstelėjo į tame automobilyje esančius žmonės. Kitą kartą, kai vaikštinėjau vieno nepažįstamo miesto gatvėmis, toji energija ėmė sklisti žemyn gatve ir pasiekė besiplieksinčios gaujos kovos vietą. Konflikto dalyviai atsitraukė ir prapliupo juoktis. Gilūs percepcijos pokyčiai ištikdavo be jokio išankstinio įspėjimo ir netikėčiausiamis aplinkybėmis. Kartą vienas pietavau Long Islando restorane. Mano esatis staiga taip suintensyvėjo, kad visi daiktai bei žmonės, kurie atrodė atskiri įprastomis sąlygomis, susiliejo į belaikį visuotinumą ir vienovę. Toje tylumoje, kurioje nebuvo jokio judesio, man tapo akivaizdu, kad nėra jokių įvykių ar daiktų ir kad iš tikrųjų niekas nevyksta, kadangi praeitis, dabartis ir ateitis yra tik tai percepcijos kūriniai, kaip ir atskirojo asmeninio aš, gimimo ir mirties iliuzija. Ribotam netikrajam aš, įsiliejusi visuotinį tikrąjį aš, mane apėmė neapsakomas pojūtis, kad grįžau namo į absoliučios ramybės būseną. Tai vieta, kurioje nėra jokios kančios ir skausmo. Pacientai pas mane plūdo iš visų pasaulio šalių, kai kurie jų buvo laikomi visiškai beviltiškais. Juos kamavo psichozės, kiti buvo sukaustyti katatonijos ir daug metų nepratarę nė žodžio. Bet po luoša kiekvieno paciento išvaizda švytėjo meilės ir grožio branduolys. Paprastomis akimis taip sunkiai žiūrimas, kad šiame pasaulyje jų niekas nemylėjo. Kartą į ligoninę atvežė nekalbančią tramdomaisiais marškiniais aprengtą katatonijos ištiktą moterį. Ji kentėjo nuo rimto neurologinio sutrikimo ir negalėjo net atsistoti. Besiraitančia ant grindų ją tąsė spazmai, akys buvo užverstos į viršų, plaukai suvelti. Ji buvo sudraskiusi visus savo drabužius ir leido gomurinius garsus. Pacientė šeima buvo gana pasiturinti, tad ją jau buvo apžiūrėję daug gydytojų ir garsių specialistų iš viso pasaulio. Visi gydymo būdai buvo išmėginti ir medicinos profesionalai ją jau buvo nurašę kaip beviltišką. Mintimis paklausiau, Dieve, ko reikia, kad ji pasveiktų? Ir toptelėjo atsakymas, kad viskas, ko jai reikia, tai būti mylimai. Ta akimirka su jie ryšį užmezgė jos tikrasis aš ir atpažinusi, kad iš tikrųjų yra, ji viduje tapo sveika. O kas atsitiko jos išoriniam kūnui ir protui, buvo nebesvarbu. Ta patyrė daugybė mano pacientų. Kai kurie jų pasaulio akise pasveiko, kai kurie ne. Tačiau ar įvyko klinikinis pasveikimas ar ne, tiems pacientams nebebuvo svarbu. Jų vidinė agonija baigėsi. Kai viduje pasijuto mylimi ir ramos, jų skausmas liovėsi. Esaties atjauta pertvarkė jų realybę taip, kad jie pasveiko būties lygmenyje, aukštesnėme nei fizinio pasaulio realybė. Mačiau, kad viso skausmo ir kančių šaltinis yra vien tik ego, o ne Dievas. Šią tiesą nebyliai perduodavau savo pacientams. Vienam jų, pavyzdžiui, nusinčiau tokią mintį. Ji daug metų kamavo katatoniją ir jis nekalbėjo. Tu kaltini Dievą dėl to, ką tau padarė tavo paties ego.
Jis pašoko nuo grindų ir pradėjo kalbėti, o medicinos sesuo, tapusi šio įvykio liudytoja, nustėro iš nuostabos. Darbo krūvis didėjo ir galų gale tapo nebepakeliamas. Nors ligoninė skyrė man papildomų palatų, laukiančiųjų, kol atsilaisvins lovos, netrūko. O vienu metu aš galėjau dirbti tik su vienu ligoniu. Atrodė, tarsi būčiau bandęs samčiu išsemti jūrą. Supratau, kad turi būti koks nors kitas kelias. Kitas būdas, kaip palengvinti žmonių kančias, išvaduoti juos iš skausmo. Ėmiau studijuoti fiziologinį kūno atsaką į įvairius stimulus ir padariau nuostabų atradimą. Paaiškėjo, kad ši metodika – tai jungtis tarp fizinio ir dvasios bei proto pasaulio, sąsaja tarp dimensijų, tarp šios mūsų tikrovės ir aukštesniosios tikrovės. Kineziologiniu metodu ištestavau daugybę medžiagų, idėjų ir koncepcijų. Visą tai atlikti padėjo mano studentai ir tyrimų asistentai. Tada įvyko kitas labai svarbus atradimas. Paaiškėjo, kad tyriamųjų raumenų jėga nuo negatyvių stimulų, tokių kaip fluorescencinė lempa, pesticidai, dirbtiniai saldikliai ir kiti, susilpnėdavo, tačiau ne visų. Mokinių, kurie studijavo dvasinės disciplinas, šie stimulai neigiamai nepaveikdavo, nes jie suvokė, kad nėra priklausomi nuo pasaulio malonės, juos veikia tik jų pačių proto jėga. Judėdami link nušvitimo, jie įgijo gebėjimą atremti įvairius egzistencinius nemalonumus, tarp jų ir ligas. Tikrasis aš sugeba keisti dalykus pasaulyje vien juos įsivaizduodamas. Meilė permaino pasaulį kaskart, kai išstūmusi nemeilę užima jos vietą. Sutelkus šią meilės galią į labai specifinį tašką galima iš esmės perkonstruoti visą civilizacijos schemą. Kai taip nutikdavo, žmonijos istorija keisdavo kryptį. Atėjo laikas šias esminės įžvalgas pateikti pasauliui. Didžioji žmonijos tragedija yra tokia, kad žmogaus protas nesugeba atskirti tiesos nuo netiesos, o to pasekmė yra kančia. Ir štai atsirado atsakymas, išeitis iš šios fundamentalios dilemos, būdas pertvarkyti žmogaus suvokimą ir paaiškinti daug iki šiol nesuprastų dalykų. Tai buvo svarbus tikslas. Dėl jo aš atsisveikinau su Niujorku. Palikau didmiesčio apartamentus ir išvykau į mažą miestelį. Norėjau ištobulinti save kaip instrumentą. Praleidau ten 7 metus, daug meditavau ir mokiausi. Neapsakomos palaimos būsenos vis grįždavo ir apimdavo nekviestos, tad galiausiai atsirado poreikis išmokti, kaip būti dieviškoje esatyje ir kartu funkcionuoti fizinėje aplinkoje. Mano protas jau nebežinojo, kuo tuo metu gyveno visas pasaulis. Tad turėjau vėl sutelkti dėmesį į formas, nes kitaip nebūčiau galėjęs vykdyti savo tyrimų ir rašyti. Laikraščių skaitimas ir televizija padėjo išsiaiškinti, kas vyksta išorėje, koks skamba socialinis dialogas. Nepaprastai subjektyvūs tiesos potyriai yra mistikų sritis. Tie mistikai siunčia savo energiją kolektyviniai sąmoniai ir tuo būdu veikia visą žmoniją, tačiau apie tą dalyką žino tik vienas kitas dvasinis ieškotojas. Tai paskatino mane elgtis kuo paprasčiau, nes paprastumas savaime yra dieviškumo išraiška. Didžias tiesas mes atskleidžiame keliaudami kasdienio gyvenimo keliais. Viskas, kas būtina, yra dėmesys ir meilė kitiems žmonėms. Visa kita savaime atsiskleidžia tinkamu laiku. Įprasta kasdienybė ir yra Dievo buvimo sritis. Taigi po ilgos dvasinės kelionės ratais grįžau prie svarbiausio darbo, mėginimo bent šiek tiek priartinti esaties suvokimą didžiausiam kiekiui žmonių, kiek tik įmanoma. Esatis yra tyli, ji įkvepia ramybės būseną ir atveda mus į tylią erdvę, kurioje viskas įgauna savo egzistencinę prasmę. Ji be galo švelni ir vis dėlto yra tarsi uola. Su jie dingsta visa baimė ir tyliame nepaaiškinamos ekstazės lygmenyje užgimsta dvasinis džiaugsmas. Kadangi laiko tėkmės potyris liaujasi, nebelieka nuogąstavimo, apgailestavimo, skausmo ar nerimo dėl ateities. Džiaugsmo šaltinis yra visur ir jis neišsemiamas. Jis
be pradžios ir pabaigos, šalia jo nėra netekties, širdgėlos ar troškimo. Nieko nereikia daryti, nes viskas jau tobula ir pabaigta. Kai laikas sustoja, dingsta visos problemos, nes jos yra tik tai mūsų percepcijos kūriniai. Įsigalėjus esybei tapatinimosi su kūnu ar protu daugiau nebelieka. Protui rimstant mintis aš esu taip pat pranyksta, o tada prasiskverbia grynojo žinojimo šviesa ir nušviečia, kas iš tikrųjų esame, buvome ir visados būsime, aukščiau visų pasaulių ir visų visatų už laiko ribų, tad ir be pradžios ar pabaigos. Žmonės kartais klausia, kaipgi kam nors pavyksta pasiekti tokį suvokimo lygį, tačiau tik maža dalis jų patys žengia reikalingus žingsnius ta kryptimi, mat šie žingsniai atrodo pernelyg paprasti. Reikia tik būti atlaidiems, švelniems ir atjautiems, be jokių išimčių. Reikia atleisti ir savo. Reikia atsisakyti daugelio troškimų ir asmeninės valios. Kai kiekviena mintis, jausmas, noras ar veiksmas bus skirti Dievui, protas nurims. Mano protas tapo laisvas nuo ištisų istorijų, idėjų ir koncepcijų. Aš atsisakiau noro šį mentalinį turinį turėti kaip nuosavą ir man liovėsi slėgusi jo našta. Tobulinau meditaciją, išmokau išlaikyti sutelktą dėmesį, dirbdamas kasdienius darbus. Iš pradžių tai atrodė labai sunku, tačiau bėgant laikui virto įpročiu, pasidarė automatiška, reikalavo vis mažiau pastangų, o galiausiai tapo visiškai savaiminiu veiksmu. Visas tas procesas buvo panašus į raketos kilimą. Iš pradžių raketai reikia didžiulės galios, bet netrukus, kai ji išsiveržė iš žemės traukos lauko, ima skrieti erdvėje iš inercijos. Staiga be jokio įspėjimo įvyko didžiulis sąmonės lygmens poslinkis ir štai užgimė nauja esatis, su niekuo nesupainiojama ir visa apimanti. Asmeniškajam aš, mirštant, švystelėjo kelios baimės akimirkos, tačiau iš karto po to suspindo esaties absoliutas. Šis proveržis buvo fantastiškas, intensyvesnis už viską, ką buvau patyręs anksčiau. Joks įprastas potyris tam neprilygsta. Sukrėtimą sušvelnino kartu su esatimi atėjusi meilė. Be meilės, paramos ir apsaugos žmogus būtų sunaikintas. Buvo ir siaubo akimirkų, bijodamas, kad išnyks, mano ego mėgino įsikibti į savo fizinę egzistenciją. Tačiau kai jis mirė, jį pakeitė tikrasis aš, dalis visumos, kurioje viskas yra žinoma ir akivaizdu, kurioje buvau viskas, kas galėjau būti ir kas esu. Tai būsena aukščiau visų tapatybių, aukščiau lyčių, aukščiau net paties žmogiškumo. Daugiau man niekada nebereikės bijoti kančios ir mirties. Tai, kas nuo tos akimirkos vyksta su kūnu, yra nematerialu. Tam tikruose dvasinio žinojimo lygmenyse kūno negalavimai spontaniškai dingsta, tačiau kai pasiekiama absoliuti būsena, tai netenka prasmės. Kūnas nugyvens taip, kaip jam numatyta, ir sugrįš ten, iš kur yra atėjęs. Tai jokios svarbos neturintis klausimas. Kūnas atrodo labiau tai, negu kad aš. Jis tarsi koks daiktas, tarytum baldai kambaryje. Kai žmonės vis dar kreipiasi į tą kūną taip, lyg jis būtų individualusis aš, atrodo juokinga, tačiau šito niekam paaiškinti neįmanoma. Geriausia yra eiti savo keliu ir socialinio prisitaikymo klausimais palikti rūpintis Dievo apvaizdai. Kita vertus, kai žmogus pasiekia tokią palaimą, nuslėpti intensyvios ekstazės būseną labai sunku. Pasaulis nustemba, pas tokį žmogų ima plūsti lankytojai iš tolimiausių kampelių, kad galėtų pabūti nušvitusiojo auros lauke. Tokia aura traukia dvasinių tiesų ieškotojus ir sunkius ligonius, kurie ieško stebuklų. Nušvitęs žmogus jiems yra tarsi magnetas ir džiaugsmo šaltinis, ir jis stengiasi savo būseną pasidalyti su pasauliu. Tokia būsena lydinti ekstazė nebūna visiškai pastovi, pasitaiko ir gilios agonijos akimirkų. Sunkiausia būna tuomet, kai ši būsena ima svyruoti ir be jokios aiškios priežasties užgęsta. Tai intensyvios nevilties laikotarpiai, kai žmogui netgi atrodo, kad esatis jį apleido.
Todėl šis kelias sunkus ir tokioms nelauktoms kliūtims įveikti reikia didžiulės valios. Galų gale tampa aišku, kad būtina peržengti ir šį lygmenį, antraip nuolatos kamuos skausmingi malonės nuopoliai. Kai žmogus imasi sunkios užduoties peržengti dualumą, idant pagaliau atsidurtų anapus visų priešingybių ir jų priešinių traukų, jie apleidžia ir ekstazės spindesys. Vienas dalykas yra išsivaduoti iš geležinių ego gniaužtų ir visai kas kita netekti auksinių ekstaziško džiaugsmo pančių. Tokiomis akimirkomis žmogui atrodo, kad jis atsieitų nuo paties Dievo ir jį apima visai nauja baimė, niekada anksčiau nejausta, nelaukta ir netikėta. Tai yra paskutinė siaubinga absoliučios vienatvės baimė. Ego nebūties baimė yra grėsminga. Ego traukiasi nuo jos kiekvieną kartą, kai tik ši pasirodo. Tada tampa aiški visų šių agonijų ir tamsių sielos naktų prasmė. Jos yra tokios nepakenčiamos ir skausmingos, kad įkvepia jas nugalėti. Kai sviravimas tarp rojaus ir pragaro pasidaro nebepakeliamas, tuomet reikia atsisakyti ir paties troškimo egzistuoti. Tik tada, kai tą padarome, galime pagaliau pakilti virš visumos ir niekumos, egzistencijos ir neegzistavimo dualumo. Ši dvasinio darbo kulminacija yra pati sunkiausia fazė, paskutinė takoskyra, kurią pasiekia žmogus visiškai suvokia, kad egzistencijos iliuzijos transcendencija yra neatšaukiama. Po šio žingsnio grįžti atgal nebeįmanoma. Štai kodėl pasiryžimas įveikti šį paskutinį barjerą yra pats sunkiausias pasirinkimas iš visų. Bet iš tikrųjų šioje finalinėje asmeninio aš apokalipsėje išformuojamas paskutinis likęs dualumas. Čia susiduria egzistencija ir neegzistavimas, o tapatybė ištirpsta visatinėme dieviškume. Jokios individualios sąmonės, kuri galėtų rinktis, nebelieka. Tada paskutinį žingsnį žengia jau Dievas. Davidas Hawkinsas.